Gaskonų pyragas. Pastei Gaskon. Tai galbūt kažkam yra pažįstamas pats žinomiausias, bent jau mano nuo vaikystės. Gaskonietis tai buvo D'Artagnanas. Tai gaminsime pyragą, kurį galbūt kažkada valgė ir D'Artagnanas. Jam naudosime obuolius ir pakankamai retą vis dar šiai dienai mūsų virtuvėse svečia, bet kažkam galbūt labai gerai pažįstama, tai filo tešla. Tai yra tešla, kuri yra gaminama, aišku, jūs galite bandyti ir namuose, bet geriausiai jos nusipirkti. Tai yra ypatinga popieriaus plonumo tešla, su kuria dirbant reikia būti labai atsargiam dėl tos priežasties, kad jį ypatingai greitai džiūsta. Kol pjaustysiu obuolius, aš pasiskrūdinsiu skaldytus migdolus. Skrūdindami riešutus turite būti ypatingai atsargus, dėl to, kad jie labai greit sudega. Jeigu norite tai daryti paprasčiau, galite įkaitinti orkaitę iki 120 laipsnių, pažerti tos bet kokius skrūdinamus riešutus ant kepimo popieriaus ir 45 minutės valanda, priklausomai nuo jūsų orkaitės, jie gražiai apskrus, be baimės, kad jie sudegs. Šiuo atveju aš būsiu labai atsargus. Obuolius šiam desertui, vėlgi, kaip ir daugelį desertų, geriausia naudoti rūgščius obuolius, kadangi mes naudosime cukrų, mes norime rūgštumą. Išimame sėklytes, kas neturi tokio puikaus įrankio kaip šis, gali naudoti šaukštą. Jeigu neturite lietuviško obuolių, rūgščių obuolių tinkančių kepiniam, siūlyčiau naudoti Granny Smith obuolius. Tai yra tokius ryškiai žalius obuolius, kurių šiai dienai tikrai galima nusipirkti ne vienai parduotuvai. Jie yra pakankamai rūgštus ir taip pat puikiai laikantis formą, kas yra labai svarbu gaminant tartatiną. Šiam desertui obuolių forma neturi jokios įtakos, taigi susismulkinam tiesiog smulkiais gabaliukais, kaip kam išeina. Na, aš manau, kad riešutai jau paskrūdinti. Mes norime šviesiai gelsvos spalvos. Šiam desertui geriausia naudoti migdolus. Į keptuvę keliauja cukrus. Naudosime apie 100 gramų cukraus, tai pilame pirmą cukrų ir leidžiame jam pradėti karamelizuoti. Kad supaprastinti procesą, galite ir maišyti su mentele, bet kadangi po to jos labai jie apkimba karamelizuotų cukrum, tai aš beveliu visą laiką tai daryti tradiciniu būdu, klasikiniu, nenaudodamas jokių įrankių. Na štai, dedame sviesto, gramų 30. Kaip matėte, pradžiai, jei pastebėjote, jei ne, pasakysiu, kad naudoju 4 obuolius. Ir kai sviestas jau beveik ištirpęs, į kandin keliauja obuoliai. Šiek tiek sumažiname liepsną, kad nepradėtų degti. Kai sudėsite obuolius ir pradėsit maišyti, pastebėsit, kad karamelė dėl obuolių temperatūros jis sukietės. Jūs nesijaudinkit, bekepant karamelė pradės tirpti. Obuoliai išleis savo sultis, o mūsų tikslas yra juos šiek tiek apkepti, nugarinti drėgmės perteklių ir pagaminti puikų įdarą. Kol mūsų obuoliai kepa, mes pasiruošime mūsų pyrago pagrindą. Jam naudosime filo tešlą. Filo tešlą pridengiame sudrėkintų virtuvinių rankšluosčių, kad jinai nesudžiūtų ir nepasidarytų trapi. Naudosime lydytą sviestą ir cukraus pudrą. Ištepame lakštą su sviestu ir barstome su cukraus pudra. Antras lakštas. Vėl tepame sviestu. Barstome cukraus pudrą ir taip dėsime 4-5 lakštus. Paruoštą mūsų tešlos lakštą. Jo išorinę pusę vėl sutepam sviestu. Dedame į formą su žemais krašteliais ir tešlos perteklių nukirpsime su žirklėm. Pagrindas paruoštas, jį dėsime į šaldytuvą ir lauksime, kol atvės mūsų obuoliai.
Įdaras jau atšalo. Dedame į paruoštą pagrindą. Ir kad suteikti šiek tiek lietuviško skonio, įdėsime visų taip mėgstamą cinamoną. Ir ant viršaus mūsų riešutus. Imame 4 pilo tešlos lakštus ir iš jų formuosime pyrago viršų. Tepame sviestu. Na, o dabar prasidės meninė dalis. Bandysime kuo gražiau sudėlioti tą tešlą, mūsų tešlos lakštus ant obuolių, suformuodami kuo daugiau gražių raukšlių ir tuo pat pasistengdami išlaikyti purumą ir gražumą. Ir pabaigai viršų gausiai apibarstysime cukraus pudrą, kuris skaniai karamelizuos, duos labai gražią spalvą ir blizgės. Kepsime iki auksinės spalvos, tol kol gražiai karamelizuosis ir pageltonos 200 laipsnių temperatūrai. Tai truks 15-20 minučių. Dabar reikėtų palaukti apie valandą laiko, kol jis pilnai atvės. Ir tada galima traukti ir valgyti.